Klausti viso mūsų susitikimo, viso šios valandėlės metu galite drąsiai, nereikia nieko bijoti ir klausimai gali būti patys įvairiausi, tai, kas jūs paskatins susimastyti, apie ką netgi kartais žmonės užduoda, atrodytų ne į temą klausimus, bet vis tiek jie tai susiję mąstymo procesas taip veikia. Tai aš gal norėčiau pradėti nuo tokių bendrybių, kur yra šio laikmečio sunkumas. Mes tikrai galime drąsiai kalbėti apie tam tikrą senelio egoizmą. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog labai pasikeitė žmonių tam tikri santykiai šeimoje ir giminėje. Taip jau nutiko, kad užaugusių vaikų tėvai ilgai dirba, daug metų dirba ir jie negali kaip ir atsiduoti, pirma negalėjo atsiduoti labai normaliai savo tėvams, nes reikėjo dirbti savo vaikams, o dabar, kai gimsta anūkai, nelabai gali atsiduoti anūkams, pagalbininkais negali dideliais būti. Vienas dalykas atstumas skiria, kitas dalykas iš tiesų seneliai yra ilgą laiką darbingi. Tai bendra tokia visuomenėje problema, kad seneliai yra kaip ir atriboti nuo tos jaunesnės kartos. Ir tai yra labai labai blogai. Kodėl? Todėl, kad pavyzdžiui, gal jums teko girdėti apie tyrimus, kurie analizuoja, kokie vaikai gerai mokosi. Mes švietimo sistemoje visi labai norim, kad vaikai gerai mokytųsi. Pasirodo, ilgalaikiai tyrimai leidžia daryti išvadą, kad mokosi gerai tie vaikai, kurie daug laiko, pakankamai laiko bendrauja su seneliais. Būtent su vyresniais žmonėmis. Ne su bendramžiais, o su vyresniais žmonėmis. Taigi, kiek man teko važinėti po suaugusių švietimo įstaigas, susitikti su senjorais įvairių paskaitų metu, aš visą laiką sakau jiems ir jums noriu pasakyti, kad jūs esate didelis mūsų turtas. Ir jeigu net valstybė neleidžia savęs laikyti turtais, tai tiesiog reikia iš vidaus atrasti jėgų ir įgyvendinti tą paskirtį. Visgi, būnant seneliais, gresia tokios egoizmo apraiškos. Gali būti, kad vyresni žmonės labai globoja savo jau suaugusius vaikus ir anūkus. Viską nori žinoti, viską reguliuoja, į kiekvieną dalyką turi savo nuomonę, komentarą. Ir kiek tenka bendrauti su šeimomis, kartais tų senelių būna tiesiog per daug. Aš įvardinau tai kaip hipergloba ir jinai yra taip pat tokia egoizmo prigimtinė šaka tokia. Nes mes hiperglobojam žmogų tuomet, kai jį norim sukontroliuoti. Ir tai nėra susiję su meile, tai yra susiję su egoizmu. Aš noriu nulemti, kaip gyvena mano vaikas, kaip gyvena mano anūkai. Aš turiu krūvą patarimų, kaip reikia maitinti, kada reikia migdyti. Ir kartais vyresni žmonės net nepastebi, kaip jie vienais ar kitais komentarais suabejoja savo vaikų arba vaikų tų jau partnerių antrų pusių kompetencija būti gerais tėvais savo vaikams. Ir tai iš tiesų gadina labai santykius, atsistoja tarsi siena tarp žmonių ir suaugę vaikai pradeda apsimetinėti, ko nors nepasakoti, nes mama vėl užsives, tėvas vėl ten ką nors pasakys. Ir tada jie nebūna savimi ir suaugę tėvai praranda galimybę pažinti savo vaikus tokiais, kokie jie yra. Atsiranda toks žaidimas, jau geriau prisitaikyk, nes bus blogai. Tai iš tiesų, tokio despotizmo giminėse ir šeimose neturėtų būti. Jis yra labai paplitęs, netgi jeigu apie tai nedaug kas ir kalba, nes tam reikia didelės drąsos ir atvirumo. Kita apraiška egoizmo galėtų būti hipogloba. Tai kai tėvai patys dėl tam tikrų priežasčių, o Lietuvoje, kaip žinia, kokios yra priežastys, žmonės nėra labai brandus ir sąmoningi, net vyresni. Galim sakyti, kad
visame pasaulyje yra bėda, kad su amžiumi išmintis ne visada ateina. Su amžiumi išmintis ateina pakankamai retai, vis dar per retai. Ir tada tie suaugę tėvai yra tokie nusišalinę. Jie nesuvokia, kad čia jie yra šeimos telkėjai, ypatingai mamos. Jie turi kviesti vaikus, jie turi sukti tą giminę aplink save tiek, kiek sveikata ir jėgos apleidžia. Labai dažnai senyvi žmonės susikoncentruoja į save, į savo sopulius, į savo liūdną kasdienybę. Ir gaunasi, kad kai skambina, pavyzdžiui, vaikai, vietoj to, kad tiesiog save atidėti į šalį, jie užkrauna vaikams savo nugyvento gyvenimo naštą. Ir čia, jeigu tokiose situacijose, jeigu vaikų širdys yra plačios, jie myli savo tėvus, nuoširdžiai myli, jie tiesiog išklausys tiek, kiek gali, nebūtinai užsikraus tą naštą, su meile išklausys, su pakantumu išklausys, bet taip pat liks vaikų rolėje. Nesvarbu, kad tiems vaikams 30 ir 40 metų, bet jie liks vaikais. Labai daug suaugusių į mane kreipėsi su pasipergyvenimu, kad tėvai tarsi nebe tėvai. Sako, aš jaučiuosi užaugusi, bet kartais norisi tokios normalios tėviškos arba mamiškos globos. Tai tikrai nesvarbu, kiek jūsų vaikams metų, atminkite, net jeigu jau yra sušalę, atšalę kažkiek santykiai, vaikams labai svarbu tas rūpinimasis. Ir aš čia ne veltui parašiau, kad išeitis, nuo tokio senelių egoizmo, kuris vėlgi, aš čia neieškau kaltų, labai sudėtingomis sąlygomis Lietuvos dabartinė karta vyresnioji gyveno. Išeitis visgi yra tarnystė, ne parsidavimas, netiduoti viską vaikams ir anūkams iki kraujo paskutinio lašo, kad po to ten, nežinau, blogą pasidarytų. Bet tai yra tokia sveika, graži tarnystė, davimas, nes tėvai yra tie, kas duoda visada. Ir į gyvenimo pabaigą, galim taip sakyti, kai žmonės jau sensta, kai jie užaugina vaikus, juos pastato ant kojų, galima stebėti, ką jie gauna. Vaikai yra kaip vaisiai sodo, vat kiek jūs puoselėjot ir tiek jūs gaunat atgal. Ir praktiškai nėra tokios situacijos, kai tėvai sako, aš buvau tokia gera mama, aš buvau toks geras tėvas, o vaikai kažkokie beširdžiai, nedėkingi. Tai nėra tiesa. Vadinasi, kažkas buvo, vadinasi, kažkaip mes nepažinom savo vaikų, vadinasi, atšalę santykiai, nes vaikai be priežasties nenusisuka nuo savo tėvų. Tai nėra normali vaikų elgsena. Tai galima būtų daryti čia kaip ir pauzę ir gal turėtumėt klausimų, pamastymų, pasisakymų, tai yra labai svarbu, ką jūs norite pasakyti. Kokios mintys gal kyla? Aha, rašykite tada klausimus, jeigu sakyti negalite. Tai gal kas nors galėtų. Ir vyresnysis anūkas, toks yra išpopins kaip mergelė. Mama tiesiog kaip jis su vyrais nebendrauja, nei seneliu, nei su tėvu. Tik tai su mamytė, le. Žinot, berniukams tas netinka. Mokykloje mokytojai irgi taip pat. Ką pagerinti santykius? O kiek anūkui metų? Aš girdžiu, o kiek anūkui metų? 10 jau. 10 jau. 10. O tėtis yra? Tėtis išėjo.
Aha, tai situacija, ačiū labai už klausimą. Situacija yra tokia labai paprasta. Jeigu tėčio namuose nėra, vadinasi, mama tarsi daugiau laiko skiria tam vaikui ir normalu, kad vaikas yra apsuptas, pavadinkim taip, moterišką energiją. Bet jeigu jūs esate to anūko senelis, ko reikėtų jums atsisakyti? Vat jūs kalbėjote ir jau balse girdėjosi toksai, ne bernas, o boba auga. Ir vaikas iš tiesų tas bangas jaučia. Jūs pabandykit prakrapštyti savo širdį ir nukrapštyti visas tas nuostatas. Čia visiems galioja. Ačiū Jums labai už atvirumą, nes reikia drąsos prisipažinti, ką galvojategi apie savo anūką iš tiesų. Tai vat visos tos nuostatos, kad kažkoks nevyriškas, kažkoks keistas, negerai berniukui su moterim bendrauti, tai yra nuostatos ir stereotipai, jie ateina iš kažkur. Iš anksčiau. Mums labai svarbu žiūrėti, koks yra konkretus vaikas. Kiekvienas žmogus turi ir vyriškos, ir moteriškos energijos. Ir ne visi berniukai yra vyriški kareiviai, bet jie užaugę galbūt teatro režisieriai, galbūt bus dainininkai arba dailininkai. Mes nežinome. Visgi, kai kalbame apie šeimą ir kai kalbame apie artimus žmonės, labai svarbu, kad tos nuostatos nebūtų, kuris skamba jūsų balse iš tiesų. Švietimo sistemoje moteris dirba tik tais todėl, kad vyriška psichika viso to neatlaikytų. Jokių 25-27 vaikų klasėje kasdieną neatlaikytų, todėl nedaug vyrų ten yra. Tai aš siūlyčiau tiesiog būti tokiu plačiu seneliu ir netraukti vaiką pagal savo kurpalių, kaip jūs suprantate, vyriškumą, o pasižiūrėti, kuo vaikas domisi ir daryti su juo kartu tai, kas jam patinka. Tai gali būti piešimas, tai gali būti skaitimas. Pabandykit pasakoti istorijas, paprastai vaikai labai mėgsta klausytis istorijų, labai. Apie save, apie savo vaikystę, tai gali būti neįprasta, betarpiškai, visiškai be jokio, tu ką, ne vyras, einam čia malkų pakapot, oi, valgai, tu čia irgi kaip ne vyras ir apsirengęs kaip ne vyras, tai neturi skambėti, tai skamba nuolatos. Aš nežinau, kodėl mes vietoj to, kad mylėtumėm konkretų vaiką, galvojame, kad dar reikia palyginti jį būtinai su visais kitais vaikais. Tai aš siūlyčiau atsisakyti to tokio nuostatos į vaiką ir būti jam draugišku, nes jisai yra būtent toks. O žinot, netgi tai, kas mums nepatinka, atsirado šioje žemėje su Dievo valia. Todėl aš manau, kad mes neturime jokios prigimtinės teisės sakyti, keistas tas vaikas arba kažkas keistas. Tiesiog taip turi būti, jisai toks, koks yra reikalingas. Ir visuomenė iš esmės moteriškėja, turime dar ir tą suprasti. Ir jeigu nėra artimoje aplinkoje gero vyriško pavyzdžio, berniukas iš savęs arba turi tą vyriškumą, arba jo neturi, bet nusižiūrėti, jeigu nėra iš ko, tada yra sunku. Nėra geras vyriškas pavyzdys despotizmas, autoritarizmas, kietumas. Vyrams reikia savyje ir seneliams puoselėti tą širdingumą, meilę mažesniems. Tai nežinau, ar man pavyko nors kažkiek atsakyti jūsų klausimą. Situacijos yra labai labai unikalios ir tikrai nenoriu pateikti kažkokio recepto, bet gal kažkas, ką aš pasakiau, jūs paskatins susimastyti. Laima klausia, ar ne per daug dėmesio tiems vaikams, nes paskui jaučiama stygius savarankiškumo. Žinot, kai aš girdžiu klausimą, ar ne per daug dėmesio tiems vaikams, tai man susidaro įspūdis, kad to gali klausti tik tais suaugęs, kuris iš tiesų dar neužaugo, nes jam biški gaila.
Dėmesys niekaip nėra susijęs su savarankiškumo stygium. Mes painiojam savokas, vadinasi, nes tarp dėmesio vaikams, tarp tinkamo gero dėmesio vaikams nėra ryšio, kad vaikas bus nesavarankiškas. Yra elementari taisyklė, nedaryk už vaiką to, ką jis pats gali už save padaryti. Ir aš manau, kad tėvai yra kartais daug sveikesni šiame kontekste, nes jie leidžia vaikams daugiau daryti. O seneliai iš tos didelės meilės ir lūpas nušluosto, ir užpakalį nušluosto, ir lėkštės nunešti neleidžia, aptarnavimas all inclusive, kaip viešbučiuose Turkijoje ir kur nors Egipte. Tai dėmesys vaikui, tai yra mylėti vaiką taip, kokia yra jo meilės kalba. Labai siūlyčiau atrasti knygą 5 meilės vaikų kalbos. Ir jos yra tik 5 dominuojančios mumise, jos visos veikia, bet kai kurios gali būti mums svarbesnės. Ir pagalvokite apie savo vaikus ir anūkus. Pirmoji kalba yra žodinis pastiprinimas. Antroji kalba laikas praleistas kartu. Trečioji kalba paslaugos. Ketvirtoji kalba dovanos. Ir 5 kalba fizinis prisilietimas. Tai yra apsikabinimai, glėbesčiavimais ir tiesiog artimas tas kūniškas kontaktas. Tai jeigu mes turime vaiką, nesvarbu jo lytis kokia, kuriam žodinio pastiprinimo labai reikia, tai yra jo dominuojanti kalba. Vadinasi, mes galim jam daryti labai daug paslaugų, mes galim jį labai dažnai apkabinti, bet jisai jausis mažiau mylimu. Mums reikia pažinti tuos vaikus, mums reikia tiesiog atsiduoti jiems tokie, kokie jie yra, sveikai, išmintingai. Dar viena puikia knyga yra, kad mes tikrai pridarytumėm mažiau klaidų, mažiau juos išlepintumėm, išpaikintumėm tuos vaikus, Išmintinga meilė. Tai yra apie visokio amžiaus vaikus ir taip pat galite prisiminti Janušą Korčeką, gal girdėtas yra autorius. Jisai kadaise Gete Lenkijoje išgelbėjo labai daug vaikų gyvybių, nes neišgelbėjo savo gyvybės, o kartu buvo iki pat galo su vaikais. Ir tiesiog jis visą laiką rašė, kad tol, kol galime, vaikus reikia saugoti nuo blogio, nuo neteisybės, nuo melo, nuo kažkokių sunkumų, nes vaikus stiprina meilė. Ne aršios gyvenimo sąlygos, o meilė, kai jie gali pasitikėti žmonėmis, kai jiems gimsta per žmonės, kurie yra šalia, pasitikėjimas pasauliu. Tai yra labai svarbu. Tai iš tiesų daro žmogų stipriu. Todėl yra labai daug ir tėvų, ne tik senelių, kurie sako, ką jūs čia dabar pasakojate apie tokią didelę meilę vaikams, tai juos išlepins. Išlepina neišmintinga meilė, išlepina kvailas pataikavimas vaikams. Bet meilė, kaip ir Šalva Monašvilis sako, kurį aš labai gerbiu ir labai myliu ir iš jo labai mokausi ir tikriausiai mokysiuos visą gyvenimą, nes neįmanoma, man atrodo, tokių aukštumų pasiekti taip labai paprastai per trumpą laiką. Jisai sako, kad meilė turi būti reikli. Jeigu mes mylime, mes galime reikalauti ir mes iš tiesų reikalaujame iš vaiko. Tada mes jį kilstelėjame aukščiau, bet ne aukščiau virš vaiko, nes norime prilyginti, pavyzdžiui, su kažkokiu kitu, o pagal vaiko potencialą. Todėl vaikas turi savyje tas prigimtinės jėgas ir viena iš jėgų yra tapti savarankišku ir užaugti. Normaliu atveju, jeigu mes vaiko nesurišim į tramdomuosius marškinius, jis visada taps savarankišku, visada. Nebent jisai gali tapti išlepintu. Tai būtų mano toks klausimas. Dar vienas toks atsakymas, dar vienas klausimas. Aš tikrai užaugus, bet nesvarbu. O dabar klausimas, kai vaikas turi 4 senelius, 4 močiutes, kaip jam ir mums 4 elgtis. Labai paprastai. Dar gal aš šiandien ką nors tokio pasakysiu, tai
kvietimas visiems, nepriimkit visko labai asmeniškai, aš jūsų nepažįstu, tiesiog darau tam tikras prielaidas ir turiu tam tikrus pajautimus, nes kai suaugęs žmogus bijo duoti meilės kitam, jam atrodo, kad kažkas tai gal negerai, bet čia yra jo vidinis pasaulis. Tai net neturiu prasmės kažkaip ginčytis, ar Laima Damulienė užaugusi ar ne, tiesiog turiu tam tikras įžvalgas, kompetencijas, kuriomis dalinuosi, net jeigu jums jos nepatinka. Taip jau nutiko Žemėje, kad ne visiems pavyksta išsaugoti santuokas ir ne visiems pavyksta šeimą tą stiprinti ir tada vaikas turi visko dvigubai ir tai nėra bėda. Iš tiesų, kuo vaikas turi daugiau jį mylinčių žmonių, tuo yra geriau. Gal kartais konfliktai kyla tarp tėvų ir netėvų, tarp svarbos senelių. Aš manau, kad brandūs sąmoningi žmonės, jeigu jie išsiskyrė ir neturi kažkokių ginklų iškeltų vis dar, o gal ir niekada neturėjo, tai gali tiesiog ir sėdėti prie vieno stalo ir švęsti gražias vaikų šventes. Aš manau, kad labai yra realu, kai yra švenčiamas vaiko gimtadienis ir dalyvauja visi jo artimieji. Nes atėjęs pagal kraujo ryšį yra labai svarbu, kokiai giminiai vaikas priklauso. Ir atėjęs vaikas į vieną ar kitą šeimą, jis paprasčiausiai turi priklausyti tai sistemai. Ir labai dažnai nuo tėvų, kol dar vaikai maži, priklauso, kaip jisai su tais seneliais bendraus. Bet yra, pavyzdžiui, tokių situacijų, kai seneliai kelia kažkokias sąlygas. Yra, pavyzdžiui, vienas toks nutikimas, kai močiutė, su kurios sūnum mama yra išsiskyrusi, savo buvusiai marčiai pasakė, kad vaikas gali būti pas mus, bet tu mūsų namuose esi nepageidaujama. Ir kai yra mažas vaikas, tai tada belieka suprasti, kad vaikas iš karto patenka į kažkokį melo pasaulį. Nes žmonės nesupranta, kad mama visada bus pati svarbiausia, nesvarbu kokia ji, ne mums teisti, ne mes esam tie teisuoliai. Todėl aš siūlyčiau pasižiūrėti į viską labai paprastai. Tai yra nuostabi didelė šeima, vaikas supa daug žmonių ir jeigu nėra kažkokių atvirų konfliktų, kodėl nebūti visiems kartu? Bet jeigu yra sudėtinga, nereikia būti visiems kartu. Tada galima susitikti frakcijomis. Viena politinė partija susitinka, tada kita politinė partija susitinka su jiems svarbiu žmogumi. Taisyklių jokių nėra. Yra toks gyvenimas ir jisai nėra visą laiką gražus ir nėra visą laiką malonus. Mes turime išmokti jame gyventi. Tai toks būtų mano atsakymas. Kokiu dar turite pamąstymų, klausimų? Jeigu jums kils minčių vėliau, galite man taip pat parašyti, aš pabaigoje pasidalinsiu savo kontaktais, galite po paskaitos, kas būtų iš vis labai sveika, dar pasikalbėti, dar išgvildenti jums rūpimas temas. Labiausiai, kas yra sveikiausia, ką visą tai man reiškė, koks jausmas kilo, kodėl man viena ar kita informacija mane papiktino, o kita atvirkščiai įkvėpė. Visa tai labai, labai asmeniška, bet toksai pasinerimas į save yra labai, labai sveika. Taip, matau, kad dar vienas klausimas yra kaip tik rašomas, tai luktersiu akimirką ir tada galėsim tęsti toliau. Labai svarbu visiems seneliams būti savimi su anūkais. Nebijoti kažkaip tai nei savo to pykčio, nei savo nuovargio ir nereikia, kai anūkai atvažiuoja,
užimti jų, užgrobti 24 valandas per parą. Kartais tas buvimas kartu šiek tiek atsiskyrus vienoj patalpoj, bet darant skirtingus dalykus, yra irgi labai, labai sveikas. Ir kuo anūkai vyresni, tuo reikia labiau, kažkaip tai pasižiūrėti į juos. Ne save į pirmą planą dėti, mums suaugusiems tai yra labai būdinga, nes aš esu pats svarbiausias. Ašgi čia auginau, aš. O reikėtų paklausti, ko jūs norite, vaikai, iš manęs. Paprastai labai, ką nori su manim nuveikti. Ir jeigu aš galiu tai duoti, duodu, jeigu negaliu, neduodu. Taip, turim dar vieną klausimą. Kaip tėvams elgtis, kai vaikai skirsto senelius į gerus ir blogesnius? Turiu minti, vieni seneliai iš tėvo pusės, o kiti iš mamos. Obuolys nuo obels netoli krenta, iki vaikų kažkas jau juos suskirstė. Paprastai mamos būna geros, tėčiai būna blogi. Aišku, aš čia hiperbolizuoju sarkastiškai, bet kažkur yra aplinkoje artimoje tas skirstimas. Vieni seneliai, kurie yra turtingi, daug vaikui duoda, yra geri, kurie yra neturtingi ir nieko vaikui neduoda materialiai, yra blogi. Kažkas tai galėjo tai pasakyti. Normaliu atveju vaikai patys, nebent labai vyresni, pasidaro tokias materialistinės, egoistinės išvadas, bet maži vaikai taip nesielgia. O kaip elgtis tėvams? Jeigu jie viduje to nejaučia, kad vieni seneliai geri, o kiti blogi, tada jiems elgtis niekaip nereikia, jie natūraliai sako, tu suklydai, tu turi savo nuomonę, bet nemanau, kad ji yra teisinga. Pasižiūrėk tie seneliai, kuriuos tu vadini blogais, kiek gėrio atneša į mūsų santykius, kiek į tavo pasaulį atneša gėrio ir pradeda tą vardinti, bet čia turi būti viduje visą tai. Mes suaugę labai dažnai norim kažką apsimesti prieš vaikus. Vaikas sako, visai neseniai tokiam interviu dalyvavau ir vasario 12 berods jį žurnalas pasirodė su tuo interviu apie vaikus, kurie kažkaip tai netinkamai pasielgia. Ir, pavyzdžiui, ateina į svečius ir sako, šitas ten patiekalas neskanus. Ir, oi, kaip čia taip gali. Bet tai yra normalu. Vaikai labai dažnai vardina faktus. Be jokio vertinimo, be išankstinės blogos nuostatos. Jie įvardina faktą ir viskas. Ir neturi kažkokio tai pasmerkimo su tuo faktu. Kartu neina tas pasmerkimas. Bet mums lyg yra nepatogu, nes mes norim, kad vaikas kažkaip labai maloniai šnekėtų, labai gražiai. Tai, aišku, vyresnis vaikas jau parodo savo vertybės. O vertybės iš šeimos, vadinasi, jisai taip yra augintas. Labai daug sutinku tėvų, suaugusių tėvų, kurie apie savo dar vyresnius tėvus sako, galėjo mama už kito apsiženyti, galėjo kitą studijas pabaigti, galėjo kitą darbą susirasti, galėjo turtingiau gyventi ir man čia tada nereikėtų vargti, o dabar aš vargstu. Tai žmogus nesupranta, ką jisai veikia gyvenime, nesupranta savo likimo, nesupranta, kur pateko, dėl to galvoja, kad tėvai jam privalėjo tai duoti. Tėvai iš tiesų yra duodantis, bet jie neprivalo duoti to, ko negali. Jeigu visgi seneliams tenka kartais girdėti, kad jie yra blogi dėl vienų ar kitų priežasčių, pabandykite nesisominti dėl to, pabandykite priimti visą tai ramiai, nes jaunesnis nežino, jaunesnis nėra toks išmintingas. Mes esame vyresnieji, aukštesniai pozicijoje pagal išmintį, pagal brandą, pagal sąmoningumą. Yra nuostabi malda, kurią galima rytais praktikuoti. Dieve, suteik man jėgų priimti viską, kas ateis šiandien į mano dieną, ramiai, nes viskam tavo valia. Neturėkime lūkesčio įtikti, patikti, pamaloninti. Savo meilės energiją turim laisvai leisti, tada bus gerai visiems. Ir tada nebus baisu, kad kažkam mes neįtiksime, nepatiksime, nepataikysime. Kai keliame lūkestį, noriu nustebinti, o gal nepavyks nustebinti, gal žmogus bus visai ne ta nuotaika. Todėl geriausia viską daryti iš didžiulės meilės savo, sveikos meilės savo, nes jums pakuždėjo taip širdis. Ūpas atsirado vieną ar kitą dalyką padaryti ir tą reikia daryti. Ir tada toje meilės energijoje mažiau protas veikia. Čia kitas irgi dar
proto klausimas. Sunku vaikams įtikti su dovanomis, tai geriau per gimtadienius duodame pinigus. Prisiminimų kaip ir nelieka, kaip pasielgti per gimtadienius. O kas yra prisiminimai? Juk prisiminimai nedaiktuose. Organizuokit prisiminimus buvime, laike. Kiek yra šeimų, kurios susitinka ir kažkas imasi iniciatyvos paklausti senelių, prosenelių, kokia buvo jūsų vaikystė, o kokias jums pasakas skaitė mama, kokias dainas dainavo. Va čia yra didieji prisiminimai, o ne daiktai, kurie aš iš vaikystės neturiu beveik jokių daiktų, išskyrus savo popierinės lėlės, nesu išmetusi, bet ką dovanojo mama. Nežinau, ar reikia, ar čia tikri prisiminimai. Prisiminimai yra va čia, va, širdyje, ne daiktuose. Todėl aš manau, kad ką galima iš tiesų šiais laikais anūkams dovanoti ir jums patiems bus svarbu, tai yra laiką kur nors, eiti žaisti boulingą, eiti kartu į kiną, keliauti kartu po galų galais. Kelionė taip pat, tą galima dovanoti. Tai yra laikas praleistas kartu ir visai nebijoti, aišku, jeigu yra atitinkami santykiai. Jeigu santykiai yra atšalę ir jeigu mes galime suvokiama, kad galime duoti tik tais pinigus, nes daugiau taip jau nutiko, kad mes daugiau nieko negalime duoti. Dėl įvairiausių priežasčių taip nutinka. Tada mes duodame pinigus ir viskas, bet duodame ne taip, o duodame iš visos širdies, tiek, kiek norime, tiek, kiek galime. Ir tada nebeklausinėjame, tai kur išleidai? 20 eurų va persiunčiau, kur išleidai? A, ką pirkai? Ir vėl čipsų prisipirkai. Ai, tai kur ta mama žiūri, kur tėvas žiūri? Šito nereiktų daryti, nes tada tie 20 eurų žmonės supranta, Dieve, jau geriau būtų man niekas nieko nedovanoja negu tokios ataskaitos. Tai turime laisvai cirkuliuoti su ta energija ir nepergyventi, kas nuo mūsų nepriklauso, visai nepergyventi. Daug suaugusių elgiasi pagal principą, kas moka pinigus, tas ir užsakinėja muziką. Jis yra netinkamas principas. Dar vienas klausimas. Koks jūsų požiūris į skaipinius senelius? Dėkoju. Iš tiesų nėra jokio skirtumo, koks mano požiūris. Jeigu jums tai suteikia malonumo bendrauti per Skype'ą su anūkais, su savo vaikais ir visiems nuo to yra gerai, vadinasi, tai yra gerai. Jeigu netinka kažkam, vadinasi, reikia atrasti kitą būdą bendrauti. Aš neturiu savo požiūrio į bendrus tokius dalykus. Man svarbiausia, kad žmonėms būtų gerai ir jie turi patys atsirinkti, kas jiems yra gerai. Taip, kokių dar pamastymų ir klausimų? Apie dovanas dar čia tokia mintis kilo. Iš tiesų, kai turime vaikus ar anūkus, viena iš santykių dalių yra paklausti, apie ką tu svajoji. Verta žinoti vaikų svajones, suaugusių netgi. Nes kartais suaugę vaikai, suaugę anūkai, jie būna pavargę nuo savo pasirinkto greito to gyvenimo tempo ir gali būti, kad koks nors žmogus jums pasakys, Dieve, aš noriu tik masažo, daugiau nieko nenoriu. Arba noriu į baseiną. Ir kai mes kalbamės atvirai su žmonėmis, tada yra smagu, kai mes apie juos viską nors sužinome. Aišku, mažiukus vaikus kamantinėti yra lengviau, jie paprasčiau lengviau pasipasakoja, bet ir vyresnių, jeigu mes klaustumėm, atidėję save į antrą planą, padarę vaikus ir anūkus svarbius, ir tik tada mes kažkada tapsime svarbiais. Va čia yra vienintelis principas. Labai yra daug suaugusių, kurie sako, viskas, užauginau, pastačiau ant kojų, dabar jie man turi duoti, lankyti, globoti, daryti lengvesnį gyvenimą. Mes atgal sulauksime tada, kada sulauksime. Negalime to sėdėti ir laukti ir dar nesulaukę pykti. Tai gerai, aš tuomet, kol čia dar rašo klausimus, aš norėčiau, Juliau, jeigu galima, skaidrės parodyti, gerai? Žiūrėkit, atsirado klausimas, gerai. Vienas sūnus išsiskyręs ir turi 2 vaikus.
Aš močiutė bendrauju su Marčia iš pirmos sūnaus santuokos. To netoleruoja antroji Marti. Aš myliu abi, kaip pasielgti. Jūs šaunuolė. Paminklą gyvai jums reikia pastatyti, medalį užkarti, nes su jumis eina taika. Taip ir turi būti. Ir tai antrai Marčiai labai svarbu su meile jai nekeliant grėsmės pasakyti, tu nepergyvenk, kad aš su ja bendrauju, jinai yra vaiko, aš čia kaip suprantu, gal vaiko mama, ar ne, tai jinai yra vaikui svarbi. Ir mano širdis tokia plati, kad ją telpa tu, jinai, dar jeigu bus trečia žmona ir trečia tilps, aš didelė ir plati. Va čia tokios turi būti mamos. Tiesiog net šiurpuliukai per kūną eina tokius dalykus girdint. Ramiai, su meile, plačiai. Va čia va močiutės, čia tikros tos šeimos galvos, tikrosios. Ir nieks nesvarbu, kažkas tai kažkam nepatinka, kažkoks pavydas. Ta moteris greičiausiai nepasitikė savim, ta moteris greičiausiai jaučia grėsmę dėl savo vyro dabartinio bendravimo su ana moterim, trūksta jai meilės savo, daug įvairiausių yra priežasčių. Jai trūksta meilės. Vadinasi, jai reikia duoti meilės, ją reikia raminti, nepykti ant jos, o raminti. Mažutė, viskas tau gerai, aš tave myliu ir ją myliu, nes jinai man svarbi, jinai sudalyvavo mano gyvenime, atliko tam tikrą rolę ir aš tikiu, kad ateis tas laikas, kai jos abi galės sėdėti prie vieno stalo. Žinot, skyrybos yra labai sudėtingas procesas ir aš galvoju netgi, kad skyrybos iš tiesų parodo žmogaus vidų. Labai parodo žmogaus vidų. Kaip gali žmogus susitvarkyti, kiek jisai dar metų gali neapkęsti. Ir net katalikų bažnyčia, aš manyčiau, yra bejėgė. Pažįstu daug moterų, kurios eina, meldžiasi, labai jau pabažnos, o skyrybų situacijoje tampa furijomis ir negali susitaikyti, nors ir skyrybos yra su Dievo valia. Dar vienas klausimas. Vienoje šeimoje priimta pasisveikinti apsikabinus, kitur ne. Ar pratint kitą šeimą prie apsikabinimų? O gal geriau visus padarykime vienodais? Labai gerai skirtingumas, labai gerai. Ir vaikai žino, kad čia apsikabinama ir jie siurbia visą tai. Kitoj šeimoje neapsikabinama ir jie to nenori, nereikalauja, patys mažesni bėga apsikabinti. Vėlgi toj šeimoje, kur priimta pasisveikinti apsikabinus, atkreipkite dėmesį, nežinau kokio amžiaus anūkai, atkreipkite dėmesį, paaugliai gali būti jiems toks etapas, nebenoriu apsikabinti. Ir nereikia čia, vaikelio, kas tau nutiko, visą laiką apsikabinai, močiutė bučiavai, dabar nebučiuoji. Viskas sugrįž. Maži vaikai ir vyresni normaliai apsikabina, gali bučkį žandą duoti. Bet paauglystė yra gal toks jautresnis laikotarpis, nereikia nieko prievartauti. Ir dar žinot, išgirskite tą klausimą. Ar pratint kitą šeimą prie apsikabinimų? Kaip? Man tai tokia dresūra kvepia ir iš karto jau man visas vidus sako, nereikia manęs prie nieko pratint, palikit mane ramybėj, aš noriu būti tokia, kokia esu. Vat iš kur tas, ką reikia pripratinti kažką prie kažko? Atsipalaiduokit. Kas nuo jūsų priklauso? Apkabinti žmogų, kurį mylite. O ar kiti jį apkabins? Visai nuo jūsų nepriklauso. Dar vienas klausimas. Būdant dienų, kai anūkė 8 metų nenori kalbėtis, ar ją palikti ramybę ir stengti su ją bendrauti? Na, aš manau, jau atsakymą tikrai žinote. Mes sakome, kad tu man svarbi, aš tave myliu, net kai tu tyli. Jeigu tai yra gyvas bendravimas, tai vis karts nuo karto visai užeiti, gal arbatėlės, gal blynelių, gal to, bet neįkyrėti. Gal mergaitė aikštinasi, gal viduj tiesiog išgyvena kažką, tai visai būna. Būna dienų lyg tyčia, kai lyja už langų, yra tokia daina. Vat ir viskas. Viskas yra daug paprasčiau, mes nedarykim sterilaus gyvenimo. Kartais močiutė sako, liūdnas vaikas, problema, bėda, bet liūdesys lygiai taip pat reikalingas, kaip ir džiaugsmas, kaip ir laimė. Visko mums reikia, todėl
Pasižiūrėkime viską paprašiau. Tai gal dabar dar aš jums noriu parodyti visgi skaidrės kelias, gerai? O jūs būtinai, jeigu turite klausimų, juos rašykite, aš po to juos perskaitysiu ir pasistengsiu atsakyti. Taigi, jeigu mes taip iš esmės žiūrime santykius su anūkais, tai ir norime juos pagerinti, tai pagerinti turime aišku nuo savęs. Ir man patinka Einšteino frazė, negalime išspręsti problemos mąstydami taip, kaip mąstydami ją sukūrėme. Tai vadinasi, stereotipai ir nuostatos mus iš tiesų labai tempia į apačią. Mums reikia praverti savo langines, proto langines, geriausia protą iš vis atidėti į šalį ir pasiklausyti čia. Tai labai svarbu savyje puoselėti tą tokią meilę vaikams, nesvarbu ar dideli ar maži, supraskime, jeigu jūsų vaikui ar anūkui jau 30-40 metų, jisai vis tiek yra vaikas, jisai yra vis tiek toje vaiko pozicijoje. Tai mums labai svarbu, būnant seneliais, puoselėti savyje, plėsti tą širdį ir mylėti vaikus be priežasties. Ir tikrai, kiek teko važiuoti per Lietuvą į paskaitas pas senjorus, sėdi auditorijoje ir akivaizdžiai matosi tokie piktukai, kietaširdžiai, patys jaučiasi nemylimi, todėl savo vaikam ir anūkam jau meilės, tai neduos, geriau šuniuką nusipirks, arba katinuką, arba dar kažką, arba geriau televizorių žiūrės. Vat yra tas sukietėjimas ir aš nežinau jisai iš kur, bet žinot, jeigu tai būtų vidurys sukietėjimas, tai būtų lengva jį kažkaip tai pakeisti, pagydyti. Širdies kietumas yra labai sudėtinga. Ir tą tikrai sakau ne veltui, nes reikia tiesiog melsti Dievulio ir prašyti, kad Dieve neleis, kad mano širdis sukietėtų, padėk man mylėti mano artimus žmonės. Tai yra labai labai svarbu ir man šitas Čiurlionio paveikslas labai kažkaip tai simbolizuoja tą mūsų rojų kuriamą širdyse. Tai nėra lengvas kelias, bet aš nežinau, ar nugyvenus tam tikrą savo gyvenimą ir turint 60, 70 metų, 50, kad ir ar mes dar galim save į pirmą planą statyti, ar vis dėlto mums reikia mėgautis jau savo sodo to vaisiais ir būti dar geresniais, dar labiau mylėti. Ir ieškoti savyje išminties, tuose metuose ieškoti išminties. Aš manau, kad mums visiems gali praversti, kas jau matė, žino, tai pasikartos. Žinojimas apie 3 santykių rūšis. Man jisai labai patinka. Ne visą laiką veikiu aš pagal tai, nes aš sakau, man tik 36 metai ir aš dar iki išminties dar nukeliausiu, tai galiu sau leisti ir klaidas daryti. Reiškia, mes turime santykius su vyresniais, su lygiaverčiais, su mažesniais. Tai jums vyresni yra jūsų tėvai, moterims vyresni yra vyrai, čia pagal statusą tiesiog, ne tai, kad moteris žemesnė rūšis, o tiesiog pagal tai, kad vyrai prisiema daugiau atsakomybės, kas pas mūsų visuomenėje taip pat labai yra iškreipta, tik tais todėl, kad moteris priprato daug daryti pačius. Tada yra santykiai su lygiaverčiais, tai jūs, sakykime, senjorai yra lygiaverčiai, broliai, seserys. Ir santykiai su mažesniais. O mažesni tai yra vaikai ir anūkai. Ir štai pasižiūrėkit, ką mes turim daryti. Kaip natūraliai pasaulyje surėdyta. Vyresnius gerbiam nuolankiai. Su lygiaverčiais bendradarbiaujam. 4 seneliai, 4 senelės bendradarbiauja. Mažesnius globoja, mylim, rūpinamės. Vaikai ir anūkai yra mažesni. Ir dabar galim pasitikrinti savo sutrikimus. Jei nesutariam su vyresniais, puikybė gyvena mumise. Pasveikti padės nuolankumas. Nuolankumas nesusijęs su nusižeminimu, atkreipiu dėmesį. Nuolankumas tai yra priėmimas. Tai yra nuolankiai išmokti pasakyti, ne, aš to negaliu padaryti. Bet dažniausiai mes sukandę dantis darom ir po to keiksnojam tą, kuris paprašė arba liepė tą padaryti. Jei nesutariam su savo lygiais, 4 senelės, 4 seneliai arba žmona ir žmona, čia yra
lygiaverčiai. Pirma santuoka, antra santuoka, tai yra lygiaverčiai dalykai, nėra nieko svarbesnio, nėra ne vienos svarbesnės. Pasveikti padės bendradarbiavimas, pavydas gyvena mumise. Jei nesutarėm su mažesniais, dar aš čia duosiu čia anūkam tiek daug dėmesio, ne? Aha, po to savarankiški nebus. Gobšumas gyvena mumise, nes iš tiesų duoti meilės, tai reiškia būti dosniam. Ir pasveikti, va, kaip ir parašyta, padės dosnumas. Todėl pagalvokime, ką galime geriausio padaryti su tai žmonėmis, su kuriais susitinkame. Ir su anūkais, su savo vaikais. Dosnumas yra tas principas, kurio seneliai turėtų laikytis. Jeigu kyla konfliktai, tai labai gerai yra prisiminti frazę, kad skirtinguose aukščiuose lėktuvai nesusitrenkia. Ir jeigu mes paisysim savo aukščio, būsim toj pozicijoje, kurioje ir esam, tai su didesnė tikimybė mums labiau pasiseks. Kartais kai mes norime kažką veikti, padaryti, įgyvendinti, mums kyla labai daug abejonių. Ir nežinau apie ką, Laima Damulienė rašo, atleiskit, bet neįmanoma teko, bet daug taškis. Vėlgi sakau, nėra jokio principo, taisyklės kažkokios, kaip čia bendrauti. Aš tik vieną žinau iš savo asmeninės patirties, kad norint ką nors padaryti, reikia didžiulių pastangų. Be pastangų neįmanoma. Ir kažkas šeimoje ar giminėje turi pasiryžti atsiduoti, pasiryžti duoti daugiau nei visi kiti. Kažkas nusprendžia, kad aš rodysiu iniciatyvą. Vėl ir vėl. Neprisirišus prie rezultatų. Ir man patinka štai toks, kaip ir patarimas, įkvėpimas. Jeigu nori ką nors nuveikti, įsivaizduok, kad 7 protėvių kartos stovi už tavęs ir klausosi apie tavo ketinimus. 7. Ir laimina tave. At mes papasakojam viską, ką norim padaryti ir įsivaizduojam, kad 7 kartos mus palaimina. Vadinasi, gerai mes nusprendėme. Bet čia dar ne viskas. Įsivaizduok, kad 7 ateities kartos džiūgauja, nes tu tai nori padaryti ir laimina tave. Ir ateities kartos sako, valio, to labai reikėjo. Vat jeigu mes galime taip įsivaizduoti ir esame ramus, kad tiek 7 praeities kartos, tiek 7 ateities kartos džiūgauja, eikime ir veikime. Mes labai daug laiko praleidžiam analizuodami. Man patinka frazė, kai baigsi analizuoti, pakviesk mane, mes pašoksim. Dievas. Mes labai daug kalbamės telefonu su draugiam. Ale, tu žinai, va, kaipgi jie, tai ajajajajaj, kaip galėjo pasielgti, ajajajajajaj, kur matyta. Net tam skiriame laiką, mes tik nuvargstame, nustekename save. Ir bevažinėjant per Lietuvą, per susitikimus su senjorais, laimiai teko sutikti, negaliu pasakyti, kad labai daug, bet šviesių, stipriai šviesių žmonių. Jie išsiskiria paprastai iš visos auditorijos. Jie paprastai neturi daugumai būdingo depresyvaus žvilgsnio, liūdesio, nepasitenkinimo, pykčio, kažkokios kaukės. Jie yra stipriai šviesus. Ir mane tai labai ramina, nes tai yra gyvi pavyzdžiai, iš kokių mes galime pasimokyti, kokiais būti seneliais. Oriai. Oriai mes turime gyventi visada, nesvarbu, kiek mums metų. Ir atrasti santykį su anūkais, nepaminant savo savigarbos. Tiesiog, jeigu matome, kad tėvai neduoda meilės tiek, kiek vaikui reikia, mes duodame jos daugiau, be priekaišto. Mano vaikas dabar susirgęs yra vyresnis ir jisai turi atskirą kambarį ir aš pasisakiau mamai, nors ilgai galvojau, Dieve, jaučiu, nesakysiu jai, kad vaikas serga, bet kažkaip tai paprastai mokausi irgi neprisirišti prie jokio rezultato ir mama man sako, Ramunė, bet tu jau nepaliko Augustino ten uždaryto kambarį.
Ir aš galvoju, Dieve, o tai kur mane laiko monstrų, čia visą Lietuvą įvažiuoju pas žmonės, pasakoju, kaip reikia mylėti vaikus, o savo, kaip batsiuvys be batų, tai sakau, mama, nu tu ką, taigi tu ką. Ir aš galvoju, čia, va, kartais kyla tokių komentarų, tokių klausimų ir kaip gerai, kai žmonės suskaičiuoja iki 10 ir pagalvoja, ar tikrai dabar reikia tai sakyti, ką aš sakau, nes seneliai ir tėvai tai yra tie, kurie gali pastiprinti ir palaikyti. Neseniai teko matyti vieną filmą, suaugusi moteris, pradžia filmo, suaugusi moteris švenčia savo gimtadienį ir visi draugai jie džiaugiasi ir vaikai yra ir nu, viskas labai labai šaunu. Ir viena tos moters draugė sako, aš žinau, kodėl jai tai pasisekė gyvenime. Vat ją mama visą laiką, kas bebūtų, palaikydavo. Ir iš tiesų tėvų ir senelių palaikymas, nemoralizavimas, ne tas džirų, ne taip tu gyveni, aš daugiau patirties žinau, aš daugiau žmonių, ne tai, o palaikymas. Ką tu nuspręsi? Padarysi klaidą, aš tave tada guosiu, klaidoje tavo. Nepadarysi klaidos, aš dar labiau džiugausiu ir dar sakysiu, šaunuolis, tu pasitikėjai savimi. Net jeigu aš tavim abejoju, tu šaunuolis, tu esi labai drąsus žmogus. Tai yra labai labai svarbu, tai mes galime duoti kitiems žmonėms. Todėl aš jums linkiu, net kai būna sunkios dienos, o jos būna pas visus neišvengiamai, tiesiog atidėti save į šalį. Nes kai esame tėvai, seneliai, vadinasi, esame tam, kad duotumėm. Ir duotumėm ir savo, o duodame labai dažnai savo irgi per santykius su kitais žmonėmis. Anūkai neturi tapti gyvenimo centru. Anūkams yra įdomu, kai seneliai dar turi save kaip centrą gyvenime. Bet anūkams reikia mylinčių senelių. Tiesiog tokių ramių, gal kurie ir lengvai sako, gal šį kartą taisyklės ir nesilaikysim, lai būna išmintis, bet nereikia tų dvigubų standartų, nereikia tu mamai tik nesakyk, čia lai būna mūsų paslaptis. Su vyresniais vaikais galima turėti paslaptį, su mažesniais visgi mes turime stiprinti tėvų autoritetą, tai yra labai svarbu. Tai tiek tikriausiai iš mano pusės. Čia yra kontaktai, galite, yra tinklaraštis psichologė.ramunė.lt, elektroninis paštas mano, Facebook'e, kas turi paskyras, taip pat galite susirasti, yra grupės ir puslapiai, kuriuose aš veikiu. Prašom prisijungti. Ir dar mes turime gražias 5 minutės jūsų klausimams. Taip pat, jeigu kirba kažkokių pamąstymų apie tai, kokiamis temomis norėtumėte girdėti diskusijas ar susitikimus ar kažkokias išviečiamasias paskaitas, tai irgi savo kuratoriams būtinai praneškite, kad jie žinotų jūsų poreikius, tai yra labai labai svarbu. Kad galėtumėm pataikyti su dovanom, kad nereikėtų burti iš kavos tirščių. Taip, klausimas, ar seneliai gali pilnai atstoti tėvus. Aš manau, kad tėvus atstoti gali bet kas mylintis. Ir dažnai taip nutinka, kad atsiranda seneliai, vaikas vaikų namuose ir tada tie seneliai imasi jį auginti. Tik tais nereikia susireikšminti, supraskime, aš turiu istoriją su tėvais ir ji būtent yra tokia. Pavyzdžiui, mane paliko ir aš atsidūriau vaikų globos namuose. Mano tėvai nusprendė užsidirbti daug pinigų ir išvažiavo į užsienį ir mane paliko. Aš turiu šitą istoriją. Seneliams nereikia stengtis būti tėvais. Seneliams reikia stengtis būti gerais seneliais. To labai visiems linkiu ir savo, nors manęs tai dar laukia negreitai, tikiuosi artimiausius 10 metų manęs dar nelauks būti senele, bet aš labai norėsiu būti gera senele. Gera senele ir gera mama savo vyresniems vaikams. Aš žinau, kad tai nėra lengva. Tam mes turime
labai plėsti savo širdį. Taip, tai ačiū Jums už gerus žodžius ir pastiprinimą, vadinasi, ne veltui čia buvau su Jumis. Aš esu tiek nuostabi, kiek Jūs to nuostabumo manyje pamatėte, o pamatėte nuostabumo ir puikumo tiek, kiek esate patys puikus ir nuostabus. Mes esame tikrai labai visi susiję ir čia ne aš gera, o Jūs esate geri, kad įsileidote mane į savo širdis. Ir man tai tiesiog labai džiugu, nes bendrauti su senjorais man visą laiką yra kažkas ypatingo, nes aš esu maža dar. Čia Jūs galite daug visko pasakyti. Bet turi Dievo dovaną ir jie mielai naudojosi ir dovanoju ją kitiems. Tai ką, jeigu daugiau klausimų nėra, tai ačiū Jums už šį laiką. Gaila, kad negyvai čia mes tai bendravome, bet gerai, kad yra tokios ryšio priemonės ir galime pasibūti ir taip. Ir aš taupau laiką, savo resursus, nes auginu dar vieną visai mažiuką, 8 mėnesių vaikelį. Taip kad kartais labai nepervargti yra sveika. Tai aš linkiu Jums sveikatos, linkiu, kad epidemija nepalaužtų mūsų stuburų ir stiprinkime savo imuninės sistemas ir likime sveiki. Ačiū Jums labai ir geros klausyties linkėjimų Žemaitijai.